Sugrįžome į vlogą. Bus, nebus tų tulpių mamyčių daina. Šiandien turim penktadienį, sekmadienį mamyčių dainą ir aš jau pergyvenu bus, nebus, bet prieš tai dar užsukau į šiltnamį pažiūrėti, kaip čia laikosus. Į plius 20 ir augaliukai atrodo kol kas normaliai. Kon reiškia, kad gerą vakar priliejau, tai visai gerą laikos. Aš šanus kapitulps kartu pasilaišiau su Kemyra, nes buvo viens kits pageltonais laps, tai galbūt, kada jiems tiesiog trūkst maisto medžiagų, nes atsimant, man nebepavyko pasigaminti to super duper mišiniaus. Viskas daug kas yra išsodinta tiesiog į durpį. Tai faktas, kad jiems gal trūkst maisto medžiagų. Pažiūrėkit, ką viskas čiūna. Jau vyrai numirė. Neįvyko stebuklas per naktį. Gal čiut paaugėjo, bet bijauda skinti. O jau šiandien šeštadienis ir tų mamyčių diena. Tai nebent rytoj ryt kažkas bus stebuklų. Iš tų tai jau viskas. Tos vėlyvesnis, žiūrėk, tos jau peržydėjai. O tos ir tas pats. Veinkit tik tą liūdėsėlis. Ką galiu pasakyti? Reikėt gal pasilaisyt, bet čia šiaip drėgnai. Sveiki, sugrįžome vlogą. Turėjom mamyčių dienos rytą. Ir aš bandau tikėti stebuklas, kad mūsų tulpės gal pražydo. Taip va, atrodo tulpės. Bailiai. Ko nepasirūpina, ką pražysti. Bet, žodžiu, maža tik stebuklas. Gal porą ir nusiskinsiu, bet užsakėm savo visą atšaukiau, kiek turėjau. Tuos kampens jau čia galėčiau skinti. Tai ir nuskins, bet viskat, toks va. Nes, ton jau gali skinti. Prasiskleis, aš jau ištestavau vazo, bet toks va. Dar rekanom porą, 3 dienų. Ton va ir planavau skinti. Tai pasižiūra. Nežinau, kad 6 metus gavo šaltas naktis. Šiaip labai keista, nes aš nusiskiniau, parsivežiau numį yra nors į baltas. Nors aš pirkau kaip ir rūžavas, tai nežinau, ar aš per anksti nusiskiniau. Kas įvyka. O čia turėtų būti tik šerkšnots rūžaus, bus kažkodėl labai žiems. Tai va, tai nusiskinus keletą savo, bet jau užsakėm su viską per atšaukę. Sugrįžom į vlogą. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 4 diena, atrodo. Dain po mamyčių dainos. Ar abydna, kad mes mamyčių dainą neturėjom tulpių? Aišku, bet kom padarys? Bet tulpės jau atrodo daug geriau. Jau net skleidas, žiūrėkit. Tai jau reikės sakyti, kad va galės šią savaitę. Daug geriau atrodo. Va jeigu būtų buvę taip atrodant vakar, jau būčiau galėjau, žinoti, skinti. Įsivaizduoju, trūk vienos nakties, kaip kokiam studentau. Va, žiūrėkit. Daug kas sakė, taigi skink pumpurus. Taip, aš galiu skinti pumpurus, bet turbūt tam tikrą fazę, va, kad jau biškis spalvyti pasimat, jau gal skinti. Tokių va negali skinti, nes man atrodo, kada nei tiesiog, gal nebesužydėti, nes aš eksperimentą dariau. Ankstiai nusiskiniau, tai man kol pražydė, savo gauko nebepražys visai. Tai žmonės, kur donuoniai nenori laukti 3-4 dienų, kol pražydės. Wow, koks gražus, bet čia bairis. Čia turėtų būti finola, žiūrėjau, ar ne finola, ne, kažkokia veislė. Turėtų būti rausvas ir aš nusiskiniau balts ir aš pradžio pergyvenau, bet aš patasmėjau praeitas metas, aš ir taip pat veislę auginau. Pražyda balta, bet tam puto vazo rausvė. Tai tikėkimės, kad tos irgi rausvės. Šiek tiek narcizų turėjom. Dabar grina vienos naktais. Į tuos šerkšnuotus, bet kodėl mums toks žemas? Gal dar pastyps beiški. Jeigu būtų buvę šį sekmadienį, mamyčių dieną va dabar. Po 6 dienų ėjant savo būtų buvę tobul. Bet įkapį. O ką atrodo galą, kur susidinau gan ankstiai? Vlogą. Švaičiu. Gavę matyti šalnų, nors laiščiau ir biškį ir trešiau. Žodžiu, nepatiko, bet patikalt, kad ankstiai pasinau, kad zalyks aš nepridingiau. Ir dabar galvoju, ko daryti, nes aš po to neturėjau laik, tiek daug augalų susodinti. Vis tik norės anksčiau turėtų žaidų bent kažkiek. Žiūrėkti, pelėžerinė vargšą. Pelėžerinė pergena, nes šanų pokštis nelabai dėdo nei man gaunas per trump kotelę ir labai greta neįvyst. Tai pokštis anei tokiai, nežinau. Žiūrėkti, kas ten taip sėkminga žaliuoja ir auga.
Kažin, kokia čia gilė, žiūrėkit, jokių šalnų nieko. Nepaveikt, super, piktžolis. Kas kits. Tai va, tai dėl to aš noriu iš tikrųjų irgi anksčiau susodinti, kad piktžolis irgi neželt. Ir aš matam akį vitrinus ir glaistau. O, iš kažkur pas mus kaimyra lyja. Atrodo bloga, aš žinau. Bet praeitų metų patiris parodyti, kada atšilo oras, kavas gėlis pradėjo žaliuoti ir animon atsigavo. Nors nei šiaip ir šalumėgė, bet, na, nežinau, žiūrėkit, ir bijūna. Bet aš tai nebent, nes, tiesiog vis tiek neskinti žydų šiais metais. Žiūrėkit, kom nuveikiau žyvėinių, atsodinau šiek tiek ten, bet čia keletą šviežių pamėčiau, nes matos, kaip nušal. Ir pradėjau sudinti šlamučius. Nežinau, patiks, nepatiks. Dar galvau dingti prieš naktį, bet dabar pradėjau lytgųjų geriau, tik prisilyja normaliai. Ir jau čia paliks, likim valia. Tai va, o šiaip sudintų ir labai gera, nes pirmas dalyks nereiks laistyti. O kas dalyks ne per karštą. Nu tai koks veiksmas šiandien ūkį vyks, tai pradėjau kažkaip sieti, nes pagavau daigambį jau, kad nenušaltų nors ir tiek, nežinau, rodžio susodinau kelis šlamučius ir dar papildomą žyvėinį susodinau, bet galvoju mažiau riziks ir jeigu aš siesiu, negu daigus praugintus, kurio ir tiek labai daug darbo sudėta sudinčiau, tai kom pasėjau kosmėjas. Kusmėjų degyklą labai maža, augint tik tą vien degyklą ir tik tas sėklas, kur labai maža buvau pakėlė 10 ar 20, tai laukus tiesiog pasimestų. Tai pasėjau kusmėjų 3 veislės. Susijau aguoną, šiaip sakiau, aguonų neaugins, bet tiesiog iš savo terasas prisirinkau sėklų, tų gražių aguonų, tokių bijūninių, bet anas labai prasta kažkaip laikos tuos pokštės, nu, kadangi prisirinkau sėklų, tai tiesiog subėriau žemę. Čia ir šviežia susodinti vakarykštę šlamutę, nenušalo ir šiaip naktim jau dabar nebepranė šalnų, tai džiaugus. Ir čia laik toks tarpėlis, aš dar turiu tų šlamučių, bet dėl viso ko aš dar neskubu antrą reizą sodinti. Ir čia turiu iki laikus platėlį, tai žiūrėjau, čia subėrsiu anų laikų sėklas, nes aš turiu visai sėklų. Ir šiaip kas yra rekomenduojam su skamzinėjom šlamučias ir taip toliau. Sieti per kelis kartus, kad derlius išsitiestų. Bet ko aš galiu pasakyti apie šlamučius teigziniais, tai vienas man buvo ypač šalnų, nu net pas mus žemaitijo kažkaip nežinau, viskas daug vėliau žys. Ir dar turiu žyvėinį sėklų, šiandien čia pasirašiau turėtų būti geri, bet man atrodo neapsikryž man. Dabar neatsimenu, kaip iš tikrųjų. Tai žodžiu, čia ta eilė turėtų būti vis žyvėinį, tai jau pradėjau daigsodinti, tai čia gal tiesiog subersiu ir matysim. Kai jau turiu sėklų, šiaip aš šiandien surdaiginau ir daigyklą. Keletą, tai žiūrėsim, kas čia gausias. Bandom stendą, bet tu kaptinkis, tas vytrės varžyvelės. Žiūrėkti jau stovam. Spėjau dar 3 paukštelis padaryti, nes prieš tai visus stovinėjai, niek net neturėdavo. Šiandienos vlogą pradėsiu nuo nekokių vaizdų. Pasakykit, geriečiai ar blogiečiai. Aš žinau iš studijų, kad vieni ir kažkokie geriečiai, kiti blogiečiai, ten turi žiūrėti pagal galvoti, bet aš bijau tam posėdį tiesiog tai jūs pažiūrėkti. Aš net nežiūriu iš tikrųjų, tai jau sutraiškis. Ir žinot, kas išlikščiausia, kad aš anon jau gal 3 dubutės radau iš tų 2 eilių. Tai aš vėl kas čia dėdas, bet praeitas metas kaip ir visokiai auga. O kon šiandien nuveikiau, tai ton susadinau, cherry twist. Žyvėinius čia sodin, tokį miksą prabangių, kur auginau. Žiūrėk, iš tų prabangių tiek įsigavo, o čia eurų belė kiek išlėst. Gražiai sužyda, kaip botanik, suod. Eik, sau tu matė, kaip tos atrodo. Kaip kokiai leda. Da laukam tų, čia turėtų būti toks papūgins. Nu, čia tos jau legendinės. Ir čia va tos zefyrą. Aš turėjau tiek karus. Kad nesprogtų, tas. Vėl, kad nesprogdė giklis, nes labai krato šiap karutį.
Jau jūs tau sakau, reikia kažkokio amortizatorių padaryti, nes kai aš vežu augalus, tiesiog šokinėjau orą. Pišūkiaus mažą kompę filmonės, šiaip atvažiuoju vos ne kiekvieną dieną ir sudin. Tai net jaukiausi jūs tau sakau, kad žinok, beveik vein normalią laisvę jaust, esu pasilaik zinijom čia va. Nes manas gana aukštas aug ir keliom kosmiem. Ir tą jaustą, tai paleišon šiandien susidėsim tikus atrams paliežerėm, nes aniai tiesiog maršt man. Dabar reikia dar pažiūrėti šios bevertas atrams dėti, žiūrėk ten jau nušalin. Nes aniai neaug, kol to nim nedaug detramų. Tai tikus, kad sudėsiu atrams, aniai atsigaus ir čia noriu burnuočių susidinti, tai gal jau ir kosmijai prisėt. Čia visai eilė žuveinių. Čia daugiausia sausuolė šlamučia, sagutės, sausvirbis naujas bandys, ten gali dar žuveinių. Čia turim, kaip minėjau, zinijų eilutį. Čia raguolių susodinau, šiaip žiaurių daug. Čia esu pasisėjęs aguonų, kur sakiau, niekuomet nesijos, bet savo sėklų prisirinkau daigų aguonų, kur buvau prasidaigint. Ir ten tų sraigūnių. Tai va, tai kas man laik ten tas galiuks. Bet aš fliuoksu tur nemažą daigyklo. Tai va, fliuoksu ten susodinti. Čia ir Jurgino eilė. Šiandien išsiteisėm dar vieną jaustą irgi Jurginam. Jurgins galvoja sudinti jaučių gal net tunkiau. Nes praeitas metas, šiaip daug ką žiūriu, šiaip gan tunkia nei ir. O dar dalyks, kam yra, kad aš jau dagyklų nebuvau 3 ar 4 dienas, tai aš bėjau puikiai ten sausumą ir. Bet ten tai nemaža daigų ir aš nežinau, kur aš ant dėsiu. Nes vakap matėt vieną eilę. Ir ta eilė yra paskirt zinijom, čia ir burnuočiam paskirt. Ir daigų ir dar belekeik. Tai aš jau pabiškį vežu ir klitėlį paradau perteklių. O šiaip daigų, va, ten tas lauks. Tai kur nieks neauga. Nieks. Ir va, kaip gražiai atrus žiūrėkti. Rusmėnis peitas metas, kur susidom. Anus į 2 metus, anus 1 metas nežyd, anus 2 metas žyd. Rusmėnis tai šiaip žiauriai gražiai atrodo. Gan tonkį šansą sudinau, dėl to, kad nereikėtų ravyti, dar bandžiau mulčiuoti su šakom. Tai va, tai čia ir rusmėnį lauks. Ir čia dar noriu pasidaryti, kad susiarsiam vaistažalį. Nu, žodžiu, čia turi būti toks daugiamėčių, 2-mėčių laukėlis. Jūs dar laistymo sistemą. Ir vėl. Vėl bus gaidiška. Žiūrėkite, užsiklojom davėjim jaustą. Problema, kad degiklis baigęs. Ups. Kel, reikėtų pritvirtinti. Reikia šit kur kerpus. Na, man nenukirpk. Man nereik nukirpti. Čia reikia pėlį pasimti. Nors, bet dabar su to, ką turim. Čia ir per 7 šlangas. O tu kaip čia gaus, kad čia laiko daugiau? Nu, prieš metą supinstau į pačią. Ir nuo ten tempimondį buvo labai žarnas. O nenučiamas tempimondį? Ne, nu ten tempimondį. Čia stovėtų jau paskiau atvejs pačią pyrą laisytų. Dar reikėtų to pakelti biškį aukščiau ir čia padėti kažko pakelti aukščiau. Radau, kas yra arčiausia kūjaus. Ne. Nusutom gal. Čia ir indien, gerai. Pasimylint. Gerai, kad įsityčia. Nes kuis ir sunkus. Ir uns pats iš savęs trenk žemyn. Čia man reikės daug jėgos. Netink. Tai čia kažkas bus mano ofise su vaizdu į lauks. O čia turėtų būti sandėlys, kur aš turėčiau turėti stalą įtvarkingą, susidėti visus vazonus, galbūt net sandėliauti šaknis ir taip toliau. Pažiūram. Gerą radau. Reik mokėti užsukti. Įkuriam post, reik užsukti. Taip, palei laikrodę prieš. Ir šiaip ten buvo 2 kraniuką ant veimta buvo, un kad nebuvo, buvo kažkoks kitoks kranas. Dar kart pasikartoju, ką atrodo man laikom Jurginą. Šiandien jau išvežam, tai tiesiog šaldytuve. Maisinė plėvelė, bet žiūrėkti va, 2 lentyns ir vis man Jurgina telpa. O ką jums sudinsim? Bailys ten. Buvo pasislyp šešėlį, net nemačiau, jeigu ne baltas kojins ir apykaklį. Tai va, tai šiandien plan sudinti čia. Galbūt čia dar prasideginti. Žiūriušiavau, tai kon supratau, kad Stars Favorite. Man atrodo, čia tai, kur man praeitas metas labai pateka. Iš vyno šaknėlis nusipirktos tokie širkšnuoti, nežinau ką pasakyti, adatinė. Tai va, žiūrėk, kiek iš vyno šaknės gavos. Felton Aubrey irgi tokiai, neatsimenu, žinok, čia white visokių pilna. Pomponinių, labai fine bordo.
Rose tokiai, ton sun ton, net neatsimenu kokiai. Sweet Natalie švelnia rožinė, tokie balti labai faini. Ir čia tokių pasirašysim klaustok, nes nežinau, koks veislis Evelina Kapir, bet žodžiu, liktai ne, labai panašiai Sweet Natalie, tai galbūt Natalie, o čia kažkai neaišku. Tai va, šiaip naujų, šias metas turiu, tai visko išsiauginau auginės, bet dar bijau auginti, sudinti. Dabar atsiminiau, kad man reikės dar auginiam pasilikti veit. Ai, mes dar čia galim išnaudoti ant plotėlį, nes čia žarnų vis tiek ne visi. Nu, žodžiu, tai dabar tiesiog sudin tepą. Čia geras pavyzdys, kodėl reikia irgi viniuoti po vien šaknėlio nepakels ir vis atskiront, nes turim jų. Bet šitie palei šoną. Žodžiu, fui. Bet vis kito, važiuokit, kadangi nesiliet, nebuvo vaisas tep, o po veiną viniuota, tai visai ok atrodo. Jau kai kas ir su pumpuriukas, aišku, ir pelėsiuk. Nu, bet sudinsim ir matysim, nes va įdaigiukus, tai gal vis ok bus. Jau prasideginau ekstra skilučių ir vadžiau kap, nes tiesiog nesaugiai yra deginti ir filmuoti. O kap sudėnims, tai jau rodo turėti kap, man atrodo. Kap gera, čia kur dabar pradeginau žemę, buvau plėvėlių škuoti, tai žemė drėgna, o čia kur buvau skylė, žiūrėk, viskas saus. Po plėvėlį da įdrėgnė gera laikos, kas į gera. Daubi kasu ne per gėlę. Jurgens aš sudin, nežinau, 2-3 cm gilį. Nu, pradėkim nuo to dičkiaus. Čia jau parodysiu. Nu, va tiek. Tuok skilut, pumpuriuką, kad žiūrėtų į viršų. Viskas. Ir užver. Aš dar prieš tai užsirašiau, kaip veislį sudin. Tai dabar varys 16 bus Stars Favorite. Tai čia preitų metų mėgstamiausių jūsų Jurgina. Įmona, aišku. Nu tai va, tiek ir varau. Garanas jau antrą eilį sudin, jau prasidegino skyls. Ir dabar parodėsiu blogiausiai atrodančių Jurgens, kuriai baig neįsisandėliau. Čia tai klaustuką Evelina užsirašė. Tai, žiūrėkti, kas antrų šaknis supauvi. Nu, bet, kom padarys, žodžiu. Bet yra ir su pumparas. Tai šiaip gal gera, kad nemaža supau, nes jeigu ką, aš vos telpo dar ir auginių, tai nežinau, kaip čia su visko telpsiam. Tai sugrįžam į vlogą. Tai ko, kas vyksta? Vyks toliau sudėjimas, žiūrėk, jau viskas yra užsudinta. Ten gal zinijų du platelė likiam, bet dar neprasižiūrės daigyklas. Jurgina nebetelp, jis tai prašau dar vienos eilės. Bet ten reikia, žodžiu, traktorių vėl užsidėti ton frezą. Tai į reikalų. Nes noriu auginsiu sudėti, atsimint, auginaus, nes šaknis sutelpa, bet auginė nebetelp. Tikrina trūkst vienos eilės. Ir dar turiu belekiai visokių prieskonių prisisėjus. Tai čia bus prieskonių lauks, bet irgi dar nesudarbt. Žydė anemonai. Vedrynai dar kol kas... Ai, va, veinskits jau žiūrėkti. Irgi ruoša žydėti. Ir mano tulpių lauks, atrodo, kad botanik suodė. Tai dabar skinu tikriausiai tik tą ton veislį, nes jau viskas skits ir... Nu, dar tų biškį pamiksuoju. Tai va, tai šiaip nemaža laika, bet ko norėti, pavėlavom į mamyčių dainą. Bet ko aš sugalvojau, kad aš dabar paimsiu, kas peržydėjai, nuskinsiu žeidus, kad brandintų svogūnėlius. Ir aš jums pamanysiu, žinokit, po to išsikasti. Ant reikia apie mėnesį 2 palikti dirvoj, po to iškasti ir aš bandysiu rudenį iš naujo sukėšti, nežinau, kas gausies. Nes gaila, kaip ir taip ir sudėti lauk. Žiūrėkit, kokių čia įdomybių gavos. Čia tokie, va. Čia kažkaip matyti susikryžmanos, bet takui graišė. Bet šiaip į tą graišė. Ar aš žinau, ko aš darau? Ne, aš paim kartą taip darau, bet mums blogai kažkaip sakot, reikia duoti tulpę suprasti, kad viskas. Dabar vykdyk fotosintezę ir visą energiją fokusuok ne į žeidą, o į svogūnėlį, kurion aš iškasiu ir rodin vėl sudinsiu. Nukeliaujam į bijūnyną, tai kaip matot, ant ir pamiršs nuo pat rudens. Tipo ravėjau, tipo mulčiavau. Matot, kaip suveik? Nesuveik. Tai ko darysi? O, jau skruzdėlis darbuojas, tai gal jau yra marui. O!
nematau. Tik tos kruzelių. Tai koks darbs? Tai 3 sėlis ir antrame čia. Mes vis dar galėsim manim žydėti. Tuoilė ir pirmame čia. Ir dar ir kai kur pamaišyta, kur neprigėjai iš pirmą kartą. Tai ką mes darysim? Vaisdarbį darysim. Bet rėk vardan kitų mes, tai kirps pumpurs. Ai, blem, noriu šią po pirm krum palikti žydėjimo. Nu, tai gerai, paliksiu žydėjimo po kelis. Nu, vis tiek norės. Tai va, kelis nurėžu. O kelis paliks. O kodėl mes ten darom, nežinau, kartuotys, bet už dėl to, kad stiprėtų šaknis. Ir jau kitas metas, jau skinsėm. Nes kaugalas ir silpnas. Jeigu mes leisim manam žydėti, ant visą energiją sufokusuos tik tą įžeidus ir nebus krum stiprus. Ir daug, nu, kitas metas mes neturėsim daug žydų, turėsim tik čiučiut. Tai va, tai praėjęs proves. Nu, vėl pamiršau padaryti pabaigti, tai tradiciškai palaikyti, pasubscribinti, parašykti komentarą, kaip jums sekas auginti. O dėl Pokščių Plungiškio galit man drąsiai rašyti per Instagramą, Gmailą parašyti ir greit tikus jau turėsim elektroninį parduotuvę ir greit tikus, kad sužydės anemoną vedryną ir turėsim vėl pokštelį.